Mano vardas yra Dorotėja, man yra 12 metų, aš pradėjau baletą šokti apie 4 metų ir jau šoku 8 metus. Aš pasirinkau baleto pamokas, nes mane mama vesdavosi į baleto spektaklius ir mane tai labai sužavėjo, tai aš pabandžiau ir kažkaip labai patiko, pradėjau lankyti. Man muzika labai patikdavo, kad ir tas grakštumas šokėjų ir šiaip kostiumai gražus. Man patinka šokti, nes man labai patinka scenoje. Man patinka tas jaudulys prieš sceną ir tas toks kaip ir atsipalaidavimas, toks kaip ir po scenos, kai jau išeini. Ir tas, kai scenoje būni labai gera, nes tiesiog šoki ir mėgaujasi. Tai man šiaip dėl to labai patinka ir dėl to aš šoku. Man šiaip sunkiausia būna, kai išvažiuojam į tarptautinius konkursus, bet tai yra ir mano kaip ir mėgstamiausia dalis, nes sunkiausia yra, nes kaip ir nuvargsti per kelionę ir šiaip tiesiog važinėjimas kartais būna labai sunkus, ir nauja aplinka, o šiaip tai kai būnam, tiesiog einam kiekvieną dieną į baleto pamokas, tai metų pradžioje šiaip sunku, o po to tai jau įpranti. Man tai labai patinka baleto draugai. Labai gerai leidžiame laiką, treniruodamėsi kartu ir tiesiog leidžiant laiką. Labai gerai sutarėme ir patinka mokytojai. Šiaip man labai linksma būna važiuoti į tarptautinius konkursus, nes tada praleidi daugiau laiko su draugais ir netgi susirandi draugų iš kitų šalių ir labai įdomu būna. O linksmų įvykių tai tikrai daug būna. Tiesiog, kai pavyzdžiui su draugais einam pasivaikščioti po miestą, tiesiog, fainai. Ir tarp pamokų baleto, einam pasivaikščioti į miestą, ten einam pavalgyti, tai gerai leidžiame laiką. Man labai patinka visi mūsų mokykloje dirbantis mokytojai ir labai įdomu būna, kai važiuojame į užsienį ir einame į masterklasus, irgi labai įdomu susipažinti su kitais mokytojais iš kitų šalių. Kartais pamokas dažniausiai veda ir baleto žvaigždės, tai labai patinka man gauti iš jų pastabų. O šiaip, mėgstamiausi mokytojai tai mūsų mokykloje, nes su jais daugiausiai dirbame, tai Man labiausiai patinka, kad parodo įvairiausių pavyzdžių, kad pavyzdžiui, jeigu kažką darai blogai, tai parodo, kaip laikyti nugarą, tai kaip su guma, kaip ištempti stuburą, kažkaip pavyzdžių parodo. Baletas yra kaip ir fizinis krūvis, bet kaip ir tuo pačiu, tai yra smagu, bent jau man. Ir man dar labai patinka žiūrėti baletą, tai aš rekomenduočiau ir pažiūrėti baleto spektaklių ir tada nueiti, nes tada gal įsivaizduotum, kaip galėtum patapti balerina ir tada gal būtų daugiau motyvacijos nueiti.